Berlyno žaliojoje savaitėje didžiausioje Europos tarptautinėje maisto pramonės, žemės ūkio ir sodininkystės parodoje su žemės ūkio specialistų delegacija apsilankė žemės ūkio ministras Vigilijus Jukna sakė, nei kiek nenustebęs, kad pamatė, kokio populiarumo tarp parodos lankytojų susilaukė natūralūs lietuviški maisto produktai. Nuo 2007 metų kaimo plėtros fondo parama besinaudojantys žemdirbiai sugeba ne tik išsaugoti tradicinį savo gaminių skonį, bet ir užtikrina aukščiausius standartus atitinkančią jų kokybę. Ta parama šio programinio laikotarpio tikrai leido patobulinti technologijas ūkiuose ir galimybę šiandien parodyti tai, ką mes turime. Turime jaustis kaip lygiaverčiai partneriai ir manau, jau šiandien tai puikiai mes supratome ir tai vyksta. Jau 11 kartą žaliojoje savaitėje savo ekspoziciją rengianti Lietuva parodos lankytojams stengiasi kas kartą parodyti ką nors naujo. Šiemet Berlyno gyventojai galėjo stebėti, kaip kepami šakočiai ir veliami veltiniai.